va, po 100 metų padarysim dar vieną video, nes artėja Halloweenas ir kaip ir jau prisižadėjau labai daug kartų, kad darysiu juos pastoviai, bet niekada taip nedarau, nes ar išsikraustau, ar tiesiog nėra motyvacijos ar kažką tokio. Nu, bet šį kartą esu vėl išsikrausčiusi, tai reikėjo naują stalą statyti. Ir nusprendžiau, kad reikėtų kaip ir ant naujo Halloweeno bent vieną naują makiažą. Tai šį kartą pabandysim daryti kelias specialių efektų, kai kuriuos dalykus su želatina, nes želatina yra tiesiog lengviau gauti. Čia turiu truputėlį želatinos, dar gabaliukais. Taip, tai mūsų želatina yra dabar užpilta truputėlį karšto vandens ir čia bus labai karšta, tai aišku, pirmiausia reikės palaukti, kol viskas ištirus ir truputėlį atvės, nes nenorim nusideginti veido. Tai kol kas dabar viską stengiuosi maišyti, kad jinai ištirptų greičiau. Ir uostyti jos nerekomenduočiau. Na, dabar želatinos temperatūra yra plius minus tokia, kokios mes ieškom, kad nedegintų veido. Visada patikrinkite ant rankos ir kokį pirštą įkišerką. Dar ne viskas ištirpo, bet jau kaip ir normaliai. Pagrindiniai dalykai dėl želatinos. Neįvelkite į plaukus, nes niekaip neištrauksit ir liksit be antakių. Ir šiaip, kadangi ji yra skysta, jinai yra geriausia tokiems efektams, kurie ten lydosi ir ten krenta ir laša ir taip toliau. Pirmas sluoksnis ir dabar tik biškį padžiūsta, tada želatina pasidarys labiau želė ir bus ją lengviau formuoti. Kol dar želatina biškį skystesnė, tai aš taip prapjoviau šonus truputėlį. Perspėjimas labai skauda, kai jinai plėšia. Ok, pagaliau nebelimpa mano rankos, lūpos dar limpa, bet pradėsim su makiažu. Ir pradėsime nuo baltos spalvos, tradicinė klouno spalva. Turiu aš tokią klouno makiažo mažiuką. Čia yra kreminė spalva, tai jinai geriau laikysis tiesiog nuo prakaito ar panašiai. Aš tuo pačiu uždengsiu ir antakius. Dar apatinę veido pusę kol kas paliksiu, tegul didžiūna iki galo, bet tai dabar aš paimsiu pudros teptuką ir taip dabar aplupinėjau truputėlį ten, kur man pasirodė, kad nereikia, ar negražiai išėjo, ar trukdė judesiui, ar kažką. Nu ir dabar kaip ir va šitaip. Pasiėmiau šlapią kempinę ir dabar tiesiog išlyginsim visus šitus brūkšnius. Akis, kad truputėlį geriau pasidengtų, dažysiu su NYX Jumbo Pencil. Pasimsiu didelį teptuką ir tiesiog papudruosim visą veidą. Jeigu kur nors yra nelygų, ar bėga, ar nustrynė, tai prašome nepamiršti, kad jūs esate blogasis klounas ir niekas čia nebūtinai turi lygį. Dabar pereisiu į šešėliavimą. Tai tam turiu aš tokius raustus violetinius atspalvius, rudus, baltus, pilkus, truputėlį geltonos ir mėlynos, kad tokiai mėlynį įdėsim. Ir daugiausia tai tikriausiai naudosiu pilkos, ir pilkos aš turiu iš amerikietiškos savadarbės kompanijos pasipirkus.
Ar tiesiog dabar su truputį tos pilkos ir teptuku. Padėsim truputėlį formos veidui teikti. Kad nebūtų tokia tiesiog plach. Tai kol kas truputėlį pašešėliavom ir dabar reikia pabandyti įsivaizduoti, ką toliau darysime ir nusibrėžti kaip ir pagalbinės linijas. Tai manau, ką aš darysiu, tai aš piešiu didelius antakius. Dabar su pilka spalva surauksiu veidą ir tiesiog su prieš tai baltai teptu teptuku truputėlį pašviesinu tam tikras vietas. Na, trumpam atrodom šitaip. Dabar norėsiu pereiti ant akių. Tai su plokščiu teptuku. Dabar imsiu tokią paletę. Aišku, čia ne akim, bet gal padarys toks gyvenimas. Ir pradėsiu nuo šviesesnės rožinės spalvos. Tiesiog inkorporuosim savo natūralų antakį į šitą dalyką. Ir kadangi čia yra tas baisus klounas, tai neturi būtinai būti viskas čia gražu ir lygu. Aišku, visada yra faina, kai yra gražu ir lygu. Bet aš manau, kuo bjauriau, tuo baisiau. Dabar imsiu šitą ryškiai raudoną spalvą. Ir aš nežinau, ar pastebėjot, bet čia pas mane niekas nėra iš anksto suplanuoto, tiesiog darau ir žiūrau, kaip einasi. Tai kol kas turim šitaip, tai dar palyginsim tą spalvą čia. Dabar su šitą labiau rudesnė spalva eisiu po apačią. Ir truputėlį nueisiu čia labiau žemiau. Dabar paimsiu kelias tokias labiau violetinės, mėlynas, purpurinės spalvas. Ir su tuo pačiu teptuku, tokia violetinė spalva. Ir pridėsiu daugiau čia apačioj, kad biškį gilumos suteiktų, tokia kaip mėlynė. Dabar su tokia tamsia violetinė. Padėsiu čia viršui. Ir neturi būti gražiai, tiesiog 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Su ta violetinė dabar eisiu čia į viršų. Ir po tuo mūsų dirbtiniu antakiu tiesiog padarysiu, kad būtų tamsiau. Kad tą iliuziją suteikti. Dabar su mėlyna pereisiu kai kuriuos kraštus. Čia tamsiai mėlyna. Truputį kitokios spalvos įtepti. Ir dabar su pačia fainiausia spalva, juoda, tuo pačiu teptuku, nes kam gadint kitus. Tiesiog šita juoda nėra tokia ypač juoda, bet jinai tinka grynai šešėliavimui. Tai dabar pasimsiu tokią labiau pūkuotą teptuką ir su ta juoda truputėlį tiesiog pagilinsiu vietas kai kurias. Šis gal biškį per didelį. Dabar su tuo pačiu teptuku, kur visus juodus šešėlius dariau, truputį apšešėliuosiu aplinkui.
Ir pavyzdžiui, čia truputį pagilinsim, čia truputį pagilinsim. Ir su švaresniu truputėlį teptuku. Ir su tuo pačiu baltu teptuku, kur anksčiau turėjom, išlyginsiu truputėlį kai kurias linijas. Ir pereisiu ant mūsų gražiojo natūrmorto. Ir ką pirmą noriu padaryti, tai truputėlį atplėšti. Išplėšim dabar savo žandus. Ir kad viskas vėl neslūgtų, truputėlį vėl papudruosim. Dabar paimsiu gelinį linerį ir plonesnį tokį teptuką. Truputį, kad gilumą tokį suteiktų. Ir dabar imsiu raudoną kreminę spalvą. Arba labiau skystą spalvą, kokią turit. Ir įmaišysiu į tą jūrą. Gerai, tai su šitą raudoną didesniu teptuku pradėsiu dažyti šitą košę malošę. Galus truputėlį taip skleisim. O čia viskas apačioje apdžius. Viršų pagilinsim su tuo juodu lineriu, kur anksčiau naudojom. Ir geriausia tokių ryškių linijų nepalikti. Akys, kaip ir manau, jau beveik baigtos. Dar tik tais paimsiu raudono akių pieštuku. Gerai, nemeluojam visiems, čia yra lūpų pieštukas ir aš negalima prie akių naudoti, bet man zin. Tai su raudono pieštuku. Ok. Dabar pereinam atgal prie šitos nesąmonės. Su mažesniu teptuku ir juodu lūpdažiu darysim šitaip. Dabar paimsiu didelį tokį puotą teptuką, tiesiog va tokį paimsiu ir šitas spalvas. Aišku, dabar gražiausias dalykas, tai truputėlį uždėsim kraujo. Turim tokio želatininio kraujo, kuris labai gerai dabar eis čia. Ir ko nepamiršau, tai su tuo pačiu pirmu teptuku, kur pilką turėjom, piešim kelias linijas čia ir čia.
truputėlį būtų baisesnis, labiau susiraukęs. Ir dabar skystesnio kraujo truputėlį užlašinsim. Ir kaip ir baigėm, toks linksmas ir tikrai viskas gražiai išėjo. Jeigu kas nors visada klausia, tai sakai, kad čia taip turi būti. Asmeniškai tai dar čia biškį per gražu man. Norisi čia biškį patrainiot. Tai jo, kaip ir grožis baigtas, galima plaukus pasileisti. Aišku, šukuosena yra patariama tokiai atveju. Aišku, čia viskas galėjo daug gražiau išeiti, bet manau, visai nieko. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote. Tikiuosi patiko, aš taip visada sakau, bet aš stengsiuos daugiau filmuoti. Aišku, tikriausiai neišeit, bet aš stengsiuos. Gero jums Halloweeno, ar nežinau, kam dar tokį makiažą gali taip. Ačiū, kad žiūrėjote ir sėkmės. Viso.